Sveiki įsijungę, jūsų ekranuose laida Alfa taškas. E-sveikatos sistema - žodžių junginys, kuris daliai visuomenės, daliai medikų bendruomenės jau kurį laiką yra virtęs ko gero rimtų keiksmažodžių, bet būtent apie tai mes šiandieną ir pasikalbėsime. Šiek tiek konteksto. Idėja kurti e-sveikatos sistemą gimė dar šio amžiaus pradžioje, 2000 metais, tačiau iš esmės tai, kas turėjo padėti tiek pacientams, tiek gydytojams efektyvinti gydymo procesą, visą tą laiką buvo lydėta įvairių skandalų, korupcijos, kritikos, neveikimo momentų ir iššvaistytų milijonų, ką konstatavo ir valstybės kontrolė. Bet panašu, kad tas kranelis pinigų skirtas šiai sistemai neužsisuka. Ar tai yra gera mintis, o galbūt nelabai, apie tai mes šiandien ir pasikalbėsime. Ir prisijungia prie mūsų laidoje gydytojas Martynas Gedminas. Sveiki. Sveiki. Pone Gedminai, tai dar 2017 metais valstybės kontrolė, pacituosiu, apie e-sveikatos sistemą sakė taip, kad tai yra sistema, kurią bandyta įdiegti jau 3 kartus ir kad ji iki šiol neveikia. Per pirmuosius 2 etapus sukurtų sistemų buvo visiškai atsisakyta, tada pradėta kurti 3-ąją sistemą, tom 2 buvo išleista 10 milijonų, 3-ame etape sukurta visiškai nauja sistema, kuri taip pat veikia menkai, tam buvo išleista per 30 milijonų eurų. Tai 40 milijonų eurų suskaičiuojam. Dar pasižiūrėjau, kokie atsiliepimai apie e-sveikatą būdavo, tai sakydavo, užtenka liūties, kad jinai nebeveikia, jeigu sninga, tai e-sveikata stringa ir panašiai. Kaip funkcionuoja dabar ta sistema? Taip, tai čia manau, kad labai svarbi tema yra. Realiai, jeigu pradedant, aš ilgametę patirtį turiu, pavyzdžiui, su kompiuteriniais žaidimais ar naudodamasis įvairias išmanes programas ir labai sudėtingas tame tarpe, ten dirbtinio intelekto visą kitą. Ir mane visą laiką, aš kai žiūriu į kažkokią programėlę, į appsą, visą laiką suprantu, kad tai turi veikti be netobulai. Gali būti trukdžių juose, bet tie trukdžiai turi būti sutvarkami, reiškia, mes einame į priekį, nes yra pilna pavyzdžių, kai programos veikia dešimtmečiais ir jos veikia vis geriau, vis daugiau įsikomponuoja. Pas mus yra problemos su mūsų e-sveikata ir turbūt su informaciniam technologijom bendrai mūsų šalyje. Tai mes, kuomet buvom turbūt prieš 10 metų Estijoje ir buvom surengę su jaunaisiais gydytojais konferenciją apie e-sveikatą, pasikvietėm Estijos e-sveikatos architektus ir pamatėm, kad, pavyzdžiui, mes jie už bemaž 2-gubai pigiau sukūrė sistemą, kuri, nežinau, kiek kartų geresnė, bet tikrai buvo geresnė sistema kaip nacionalinė. O tuo tarpu aš kaip gydytojas, tai dabar keliose įstaigose dirbu, tai man iš tikrųjų erzina ir tokia nevilti kelia, kaip vis tas ratukas užstringa, kaip mes tų pačiose problemose užstringame. Ir realiai vis norisi, kad ta sistema, pavyzdžiui, mano tokia nuomonė, dabar ta e-sveikata kaip yra nemokama, reiškia, įstaigos prie jos jungiasi nemokamai, mes turim nusipirkti savo vietinės sistemas. Bet man labai norėtųsi vos ne kartais atrodo mokamo sprendimo, kaip kad bet kur kitur su kitose sistemose, kur naudojame, bet kuris nestriktų, veiktų gerai, o šita sistema kažkaip orientuota ne į pacientus, ne į medikus, nežinau, kam jinai sukurta. O tai jos pats veikimo principas ir tie trikdžiai, apie kuriuos 100 straipsnių prirašyta, daug reakcijų surinkta, tai iš esmės niekas nepasikeitė. Jis nepasikeitė, reiškia, nes jinai sukurta tokia, reiškia, labai įdomus tas principas. Mes norim viską apjungti, reiškia, viską laikyti centralizuoti ir tai yra geriausias sprendimas, nežinau, ar man pasakyti, bet man kartais keista, nes, reiškia, užtenka vienoje sistemoje sukelti trukdį ir visa Lietuva nebeveikia. Tai reiškia, mes turėtume eiti kažkokį tokį kitokį principą ir aš kaip gydytojas, jeigu galiu pasirašyti savo sistemoje elektroniniu parašu, galbūt galėčiau kažkaip tą kažkokią tarpinę sistemą perduoti, bet tai neveikia ir aš kaip suprantu dabar, vakar, kai pamačiau tuos pratvirtintus pinigus projektams, kai praeitoj valdžioj buvo kalbama, kad lygtais yra dabar kažkaip dekomponuojama, reiškia, tas senas didelis agregatas, kažkaip į jį bus investuojama, kad jį būtų galima dekomponuoti, reiškia, kad tie komponentai po to tarpusavį gerai veiktų, bet pinigų suma, kuri vėl skiriama, 25 milijonai, aš dabar kaip gydytojas ir kaip vadovas, kaip verslininkas,
Nu, tokia suma yra tokia, nu, man norėtųsi nepriekaištingos sistemos ir manau, kad kažkaip mes turėtume apie tai kalbėti ir tokius lūkesčius kelti ir tikrai turime stiprių žmonių ten Seimo antikorupciniai komisijai, kad vėl tie pinigai nenueitų į kažkieno trinkelės ir sodybas, bet kad tai pasiektų pacientus ir medikus svarbiausia. Tai, ką jūs minite, tai ir žiūrovams turbūt dar galima pasakyti, jūs vakar atkreipėte dėmesį Facebook socialinėme tinkle, kad 25 milijonai dar bus skiriama šiai sistemai. Tai jūs labiau trikdo pats skaičius, kad tai yra 25 milijonai iki 40 milijonų ir taip jau yra išleista. Ar jūs labiau netikite, kad apskritai, kad ir už 25 milijonus galima sukurti tą iš tiesų veikiančią sistemą? Nu, galbūt viltis sistemos progresų yra kažkiek tais išsklaidyta ir man tas didžiulis noras mūsų toks socialistinis mąstymas centralizuoti, kad viską valdžia geriau išmano, viską valdžia geriau žino ir po to kiti tik tais prisijungs ir tenais dalyvaus tais vienas ten sistemos tas rengėjas, registrų centras. Gal tai yra modelis, bet ar tai yra atsparumo prasme geriau ir dar nežinau. Po to yra, reiškia, greitai medicinos pagalba, kur lygiai taip pat yra labai svarbi sistema, bet ten yra skiriama 12,5 milijonų, čia yra skiriama 25 milijonai visai Lietuvai. Man tiesiog labai norisi ir čia rodo mūsų, man atrodo, kad politikoje tokį trūkumą kompetencijų, kad atsirastų kontrolės mechanizmai. Ar kažkas pasakytų, ar čia reikiama suma, kiek tai iš tikrųjų turėtų kainuoti, jeigu verslas pirktų tokią sistemą, kiek jisai sumokėtų už tokią sistemą, nes pinigai, man atrodo, iš tikrųjų gana nemaži, turint omeny tai, kad, kaip sakiau, kiekviena įstaiga iš esmės, jinai perka savo lokalią sistemą, kuri veikia puikiai ir jinai turi integruoti su tuo gigantu, kuris ne visą laiką veikia puikiai ir dėl to medikai ir pacientai patiria problemų. Tai aš bandau dar tiesiog irgi suprasti jūsų tą poziciją, jūsų nuomonę, jūs turite tokių įtarimų, kad čia atsiranda rizika, kad tie galbūt 25 milijonai nueis ne ten, kur reikia, taip reikėtų suprasti. Ir kad niekas iš esmės net nevertina, ar būtent tokia suma yra reikalinga. Jo, ar tokia suma ir, pavyzdžiui, vėl tokia, mes dar turėjom ilgą laiką tokį status quo, dabar ateina europiniai pinigai, viskas tvarkoja ir čia tiesiog reikia aiškumo, kaip mes gyvenam demokratinėje visuomenėje, esam piliečiai, mokame mokesčius, reiškia, ir visi turime teisę sužinoti, kam jie naudojami ir ar jie efektyviai naudojami. Ir mano toksai noras visą laiką būtų turėti labai aišku planą, galbūt prasipilotuot, tarkim, ar veikia tam tikras sprendimas, o ne dabar, reiškia, susiplanuoti, nes kaip veikia valstybės pirkimas. Tu iškart turi pasižyti techninę specifikaciją, iškart pasiskirsti 25 milijonus arba 12 milijonų ir pasakysi, nesuveikė, nu ką, lauksim dar 10 metų. Tai man tokio, tiesiog elementaraus projektų valdymo, kuris būtų taikomas kiekvienam versle, man to principų biškai pasigenda. Aš noriu pacituoti dar kitą žmogų, kuris irgi atkreipia dėmesį į tuos 25 milijonus, kuriuos čia planuojama išleisti. Tai yra Eimantas Norkūnas, kuris praėjusioje kadencijoje dirbo vyriausybėje kaip informacinių technologijų srityje. Ir jisai surašė tokiais punktais. Iš pradžių apskritai įvardijo e-sveikatą kaip tokį narkomaną, kuris siurbia mūsų visų pinigus ir su kuriuo reikia susitvarkyti. Ir pacituosiu dabar tuos punktus, kuriuos jis išdėstė, ką reikėtų daryti. Tai pirmas apskritai punktas buvo, kad nutraukti finansavimą, tada, kad reikia stabdyti Sveikatos apsaugos ministerijos politikos grupės nuo naujų teisės aktų rašymo, tada peržiūrėti visą e-sveikatos informacinių technologijų komandą, užbaigti visus esamus projektus, susitaikant, kad nemaža dalis, kaip rašė Eimantas Norkūnas, sufeilins, ar ne, tai nebus pasisekę. Tuomet su atnaujinta komanda startuoti taisant mažus dalykus, o ministerijos teisėkūros grupę pajungiant kaip pagalbininkus informacinių technologijų komandai. Ir tada paskutinis punktas - vėl atnaujinti finansavimą, bet padarius visus šiuos žingsnius, jo reiks kartais mažiau. Sutinkat su visais šitais punktais ir ar turit ką pridėti, kaip dabar šitoje situacijoje tada būtų teisingiausia elgtis? Turbūt man gal trūksta kompetencijų pasakyti, ar su visais sutinku, su tuo, ką supratau, tai taip ir atrodo lygtais, kaip kiekvienas verslas darytų tokį projekto valdymą, reiškia, kaip tą sistemą atnaujinti. Galbūt iš tikrųjų reikia pripažinti, kad kažkokia sistema neveikia ir ją reikia tiesiog iš naujo peržiūrėti, lygiai taip pat, kaip mes dabar einam į laikotarpį skaitmeninės transformacijos ir dirbtinio intelekto, bet aš ko labiausiai norėčiau, bent jau ko aš tikiuosi iš valstybės, ko aš tikiuosi iš priežiūros tenais
antikorupcinės komisijos Seime ir panašiai, tai kad mes žinotumėm, reiškia, kad čia yra pinigai, jie turi pasiekti tokį rezultatą, per kiek laiko jie pasieks, jeigu nepasieks, kas prisims atsakomybę. Kad vėl nebūtų, žinot, dabar jau reiškia 40 milijonų sukišta, tada bus 65 milijonai, plus dar visų įstaigų mokami pinigai, už kokį rezultatą reiškia. Nes mes matome, kaip appsai veikia gerai, kaip tenais tikrai tokie ir labai sudėtingi procesai veikia gerai. Tas pats maisto užsakymas yra gana sudėtingas procesas, o čia mes tiesiog pasirašinėjom PDF-us, visą kitą, kaip bankai kaip veikia puikiai, reiškia, tu gali tenais paskolas išsiimti, tokie sudėtingi procesai veikia. Aš labai norėčiau, kad lygiai taip pat veiktų puikiai e-sveikata ir aš kaip gydytojas man turėčiau įrankį, kuris man padeda rūpintis pacientais, o netrukdo. Jūs vis užsiminat apie Seimo antikorupcijos komisiją, tai jūsų galva, kas dabar turi imtis tos lyderystės ar ne, atsakant į tuos klausimus, į kuriuos ir jūs keliat ir galbūt įvedant ar ne tam tikrą kontrolės mechanizmą, kad tie atsakymai visuomeniai, atsakymai medikų bendruomeniai būtų pateikti. Tai matote pirmiausia, kad Seimo antikorupcijos komisija turėtų dėti žingsnius atitinkamus. Aš nelabai žinau, kas kitas dar galėtų, žinau, toks nešališkas, galbūt man šitas pavyzdys ateina į galvą kaip tas, su kuriuo mes dirbame, kai aš buvau jaunųjų gydytojų asociacijoje, reiškia, kai mes tikrinam tą tuometinę tą sistemą. Nenoriu, aišku, jokių čia kaltinimai žarstytis iš anksto, nes to nenoriu, bet kai pamatai tokią didelę sumą pinigų, aš kadangi irgi buvau dalyvavęs ir ministerijos darbo grupėse, ir matau, kad reiškia, iš karto turi būti parengtas IT projektui, iš karto turi būti parengta pilna specifikacija pirkimo. Ir galbūt nuo pat pradžių yra problemų, kas yra patikrinęs tą projektą, nes pinigai yra dideli ir ne tik tais pinigai, kuriuos mes matome ant popieriaus, bet pinigai, skausmas, laikas, kurie bus prarasti dėl to, kad neveiks sistema kuriama. Nes čia vis, aš dabar, kai dirbu, reiškia, tai kas antrą dieną mes su trukdžiai susiduriam. Kas antrą dieną neveikia kažkas, kai kažkas neveikia, kai kažkas užstringa, yra rizika, kad, reiškia, tu pamirši kažką parašyti, nes tau, reiškia, kažkas užstriks, kažkas nukentės, kažkokia diagnozė bus pražiopsota, nebus receptas išrašytas ir panašiai. Tai aš tiesiog norėčiau, kad, čia yra valstybės prioritetas. Jeigu jau valstybė nori viską centralizuoti, aš su to nesutinku visą pirmą, šiaip man nepatinka toks požiūris socialistinis, bet jeigu jau nori, tai tada reiškia, aš noriu, kad tai būtų visiškai skaidru ir jeigu tai nepavyks, kas už tai prisiima atsakomybę. Nes aš noriu, kad ten būtų labai akylas projektų valdymas, kad tie pinigai, nesakot, žinot, IT sritis, va čia dekomponavimas. Ką tai reiškia? Kiek tai iš tikrųjų kainuoja? Už kiek tai sumokėtų verslas? Tokie yra elementarūs klausimai, kurios turi būti atsakyti visuomeniai. Čia, aišku, truputėlį toksai hipotetinis klausimas, bet jeigu mes skaičiuojam, kad tie 40 milijonų išleisti didžiąją dalimi neracionaliai, apie ką ir valstybės kontrolė kalbėjo, jeigu dar pridedam 25 milijonus, kuriuos irgi kol kas neaišku, ar labai efektyviai išleis, turim 65 milijonus. Kaip kitai būtų galima tokią sumą panaudoti, gerinant apskritai sveikatos apsaugos sistemą? Hipotetis klausimas, ką mes matėme Estijoje, mes vėl tenais vyksime, aš tenais vyksiu už kurio laiko, tiesiog mes matėme, kai viskas buvo pradama tiesiog labai lėtai, buvo iš pradžių nusibrėžiamas žemėlapis, kokių mums poreikių reikia ir tuo sekam ir tame poreikių kūrime dalyvavo medikai. Tai aš manau, kad appsų kūrimas, mes dabar turim, gerai, universitetinėse ligoninėse, kai kuriuose mes turime reiškia įstaigos elektroninį parašą, kuris ženkliai sutrumpina tam tiesiog mygtukų spaudinėjimui skirtą laiką gydytojui. Kodėl kitose įstaigose mes to dar neturime? Kodėl tai netampa tokiu visuomenių fenomenu? Tai aš manau, kad ar reikia e-sveikatos, taip reikia. Ar jai reikia, kad jeigu mes turime europinį finansavimą, tos 25 milijonus, tebūnie, tai reikia. Bet aš labai norėčiau žinoti, ką mes gauname iš tuos eurus ir jeigu mes galėtume pasirinkti vieną arba kitą variantą, kaip tai skirtus. O gerai, ir pabaigai tada dar, jūs jau užsiminėte, kad kas antrą dieną ta sistema vis tiek stringa, ar ne, sudėtinga dėl to yra, tai sukelia nepatogumų, nesklandumų, problemų gali sukelti. Bet ar yra, sakykime, tokių aspektų, kuriais jūs galėtumėte pasakyti, kad gerai veikia, tinka, efektyvu ir ačiū Dievui, kad tai yra? Yra tokių aspektų, bet žinot, dabar mes gyvenam 2025 metais. Jeigu jūs pasimtumėte savo išmaną telefoną,
tenais bet koks appsas veikia kaip 2025 metais. Ar mes čia galim pamatyti sistemoje, kad yra išrašytas receptas, kad yra išrašas? Taip, mes galime, bet ar tuo reikia džiaugtis? Nu, galbūt 2010 metais tuo reikėjo džiaugtis, bet jeigu tu nori prisikas pacientų, pavyzdžiui, koks specialistas jį konsultavo, kokios diagnozės, prie kokios diagnozės koks vaistas parašytas, tokie atrodo elementarūs funkcionalumai, kurie turėtų palengvinti tau darbą, kurie galėtų automatizuoti ten anamnezės surinkimą, to nėra. Tai ar čia aš reikalauju per daug? Nežinau, bet tokie lūkesčiai man yra keliami bendrai aplinkos ir aš matau, kas yra informacinės sistemos, informacinės technologijos. Šitam dekomponavime nėra, kalbame apie dirbtinio intelekto naudojimą. Tai reiškia, tu išrašydamas receptus ten gausi kažkokius patarimus apie kažką tokio iš anamnezės. Tai kiek tai kainuos ateityje ir panašiai. Aš tiesiog tokių dalykų labai pasigendu. Pone Gedminai, ačiū Jums. Ir aš iš tikrųjų, jeigu papildant, aš, pavyzdžiui, norėčiau tą pasirinkimą, tą variantą, kad aš turbūt mes kaip įstaiga, ir manau, kad tas yra su daug progresyvių įstaigų, kurios turbūt norėtų pasirinkimo, kad ir mokamos e-sveikatos, tai yra alternatyvos valstybiniai sveikatai, kuri veiktų, kad ir mes turėtumėm abonentinį mokestį, bet mes žinom, už ką mokam ir kad mes galėtum gauti efektyvę pagalbą, nes dabar, tarkim, mes turime įpareigojimus registruoti pacientus iš ankstinės registracijos portalą, bet kai norim kažkokios problemas tvarkyti, ten daug visokių reikalų atsiranda, tai tiesiog aš norėčiau, mes turbūt norėtumėm sistemos, kuri veiktų taip sklandžiai, kaip iš mūsų yra reikalavimai, jog mes veiktumėm sklandžiai, greitai ir efektyviai. Taip, čia ko gero klausimai, kuriuos valstybė turėtų atsakyti, kol kas turbūt klausimų yra daugiau negu atsakymų. Laidoje šiandien tiek, mūsų laikas jau baigėsi. Martynas Gedminas, gydytojas. Ačiū Jums, kad prisijungėte. Ačiū visiems žiūrintiems. Skaičiai kol kas yra tokie, į kuriuos atkreipia dėmesį jau ir ne vienas žmogus. 25 papildomi milijonai e-sveikatai. Ar tai racionalu, ar tai efektyvu ir ar tai reikalinga. Kol kas, kaip ir kalba gydytojų bendruomenė, atsakyti yra sudėtinga. Galbūt tie atsakymai ateis. Jeigu jie ateis, mes kalbėsime apie tai ir toliau. Ačiū, kad žiūrite. Iki kito karto.